Mielas rašyke. Kažkas sklinda giliai manyje ir tai turi būti perduota. Kitaip susproksiu ir pasaulis patyrys didelių nuostolių. Nelauktai, epinės yra mano sielos proporcijos, bet be rašyko erdvės kam aš rūpiu. Štai kodėl esu bei turiu būti vienas iš rašyko šiukšlių dėžės gyventojų. Tik ten ryškiai degdamas milijonų akinančių akių. Mano, dar nekontūruotas aš įgaus gražias formas, kurios priklauso ne šiaip savo, bet ir visai rašytojų rinkos nišai. Esu Kirko Camerono kurto Cobaino figūra. Žiauriai keista, daili bet žemiška, niūri bet suprantama, augančios pusiausvyros tarp alternatyviosios ir pagrindinės kultūros. Gyventojas, nerima keliantis jau praėjusios apokalipsės. Pranašas tačiau nuotaikingas, stilingas ir seksualus. Oscaras Vildes rašė, geri menininkai egzistuoja tuo, ką kuria, todėl jiems visiškai neįdomu tas, kas jie yra perse. Didysis poetas, tikrai puikus poetas, yra pats nepoetiškiausias iš visų būtybių, tačiau žemesnio lygio poetai yra be galo žavūs. Jie gyvena poezijai, bet jie negali rašyti, kaip ir Dorianui Grajui. Gyvenimas yra mano menas, o rašykė, paimk mane, išžagink mane, pažadink mane iš beformės naudulio ir leisk kelti svajingą kūrinį į tikslinės skaitytojų rinkodaros pasaulį.